Sveiki gyvi. Sveiki atvykę į Dyperio laivelių salą ir Dyperio produkcijos salą. Šiandien mūsų dėmesys yra sutelktas į mūsų vieną iš naujausių gaminių. Dabar jau negaliu sakyti naujausias, nes yra dar naujesnis. Tai yra Čirpas Plus 3 mūsų išėjęs su 3D batimetrinių žemėlapių kūrimu, pagerintų GPS ir geresnė rezoliucija. Bet šiandien yra laivai. Tai yra mūsų laivai, kurie beveik metus mes vijomės klientų poreikiai. Dabar jau laivų turėtų visiems užtekti. Galite įsigyti mūsų parduotuvėje arba bet kurį mūsų partnerį, kuris prekiauja mūsų laivais. Principas šito laivo yra labai paprastas. Jau 35 milijonus kartų apie tai kalbėjau, bet malonu dar kartą apie tai kalbėti. Tai yra keletas dalykų. Jeigu taip dviem sakiniais apibūdinti šitą laivą, tai yra paprastumas, vienas dalykas. Kitas dalykas, ko šiandieniam žvejui, kuris turi milijoną įrangos, tai yra sprendimas viskas viename. Reiškia, tu nusipirki laivą, jis jau būna pakrautas baterija apie 40% ir su baterijos dideliu galingumu tu jau gali važiuoti žvejot, net iš parduotuvės pasiėmęs laivą. O jeigu dar turi vakarą pakrauti laivą ir padaryti baterijas 100%, tai 3-4 dienas, 3 meškeriam iki 100 metrų, manau, kad labai puikiai galėsit žvejot. Galbūt ne sportiniu tempu, nes nespėsit, bet į laukinį arba į ežerą, kur labai reikia daug tikslumo, tikrai galima tą padaryti. Tai gal paaiškinsiu, kuo jis paprastas ir kas jame yra. Tai čia matot patį laivą, aišku, jisai yra pakankamai lengvas. Vat vienu pirštu galėčiau laikyti šį, nes jis sveria 4,8 kg viso labo. Bet jo lengvumas nelygu jo funkcijom, nes funkcijom jis yra labai sunkus ir pilnas. Tai parodysiu pradžiai paprastumas. Matomas jau nuo baterijų, kur nėra jokių laidų, nieko, yra viena baterija vienam šone, kitam baterija kitam šone. Jos abi kraunasi ir išsikrauna vienu metu. Jos laiko iki 7 valandų arba 20 km. Galite baterijos lygį pasižiūrėti čia, galite ant telefono arba galite ant pultelio. Tai mes jau su šitų laivų plaukiam kokias 3 valandas su viršum ir dar yra 4 padalos iš 5. Tai turim planšetę, čia rodo iš karto 77% dar jo yra baterijos, o jau praplaukite su juo šiandien, tuoj pasakysiu, 4 km su viršum. Tai darėm varžybėlės, galėsim su Mindaugu toliau operatorium pasižiūrėti. Darėm varžybas tokias lenktynės, ne lenktynės, o laikui. Yra trasa, slalomas, kas greičiausiai atplaukia, tas laimi Čirp Plus 2, mūsų antrą geriausią sonarą. Kas yra 329 eurų šiandieną, tai nėra menka motyvacija. Tai galim parodyti iš tikrųjų, kas tuose laivuose yra. Tai matot, yra viskas labai paprasta, čia aišku, labai fainai atrodo. Viena pusė batereika, kita pusė batereika. Kam tos skylės reikalingos? Ogi tam, kad savo pultelį čia padėsit kraut. Čia atsidaro erdvė, čia USB tradicinė, kraunasi pultelis ramiai, niekur nesimėto, jūs jo nieko nepadarysit, nesudaužysit. Ir USB-C kraunasi batereikos. Per 3 valandas jūs baterijas įkrausit nuo 0 iki 80%, o per 5 valandas įkrausite iki 100%. Ir jeigu jau žiūrėjot kas nors Facebook atsiliepimus klientų, kurių dabar jau yra beveik 6000 per beveik metus, kas yra tikrai didelis kiekis. Ir laivai vis dar yra tikrai dideliai paklausoj, ypač vakarų rinkose, Lietuvoje taip pat. Aišku, suprantam, kad Lietuvoje žmonių biudžetas kartais būna šiek tiek mažesnis, bet kiek girdėjau, tai sako, ir aš taupysiu, nes tai yra investicija, bet jinai taupo jūsų laiką, daro jūsų gyvenimą ir žūklę paprastesnę. Tai uždėsim atgal. Šitas laivas turi Čirpo technologijos sonarą. Dažnas klausimas dabar, kai išėjo mūsų naujas sonaras, Čirpas 3, tai ar čia Čirpas 2, ar čia Čirpas 3. Čia yra tiesiog Čirpas. Tai nėra nei 2, nei 3, čia yra tiesiog Čirpas. Ir dabar, kur yra 3D asmeniniai žemėlapiai, Čirpu 3, mes išleisim appso update, kuris leis su Questu taip pat turėti prieigą prie asmeninių 3D žemėlapių. Negaliu duoti datos konkrečios, bet tikėtina, kad tai bus kažkada vasarą arba rudenio pradžioj. Tai, kaip sakyt, tai nėra pažadas, bet tai labai tikėtina, kad taip nutiks. Laivas visą laiką žvejai klausia, tai koks atstumas? Atstumas yra 400 metrų. Tai yra tikrai daug. Su šitą anteną, kuri čia yra,
Jūs su ja plauksit iki 300-350 metrų, prie gerų sąlygų gal net iki prie tų pačių 400 metrų, bet galima užsidėti tokią papildomą antenėlę, kuri užsideda čia, toks šiek tiek padidina anteną ir tada 400 metrų plaukėt ir ramiai. Tikriausiai tas bus kokius 5 procentų žūklių arba didžiųjų ežerų. Aš niekada tiek toli neplaukiau, tai man ta funkcija tokia gal ir nėra labai aktuali. Yra keletas apsauginių funkcijų laive, sakykime, jeigu viršėt tos 400 metrų, labai mažai tikėtina, bet jeigu viršėt, laivas tiesiog apsisuka ir grįžta į ryšio zoną. Jeigu nepastebėjot, kad baterija nusekos ir jau mažiau negu 5 procentai, laivas tiesiog grįž į tą savo startinį tašką. Ir šitam laive mes tikrai esame įdiegę daug technologijų. Ir tai, kad mes turim savo appsą, leidžia mums išleisti atnaujinimus ir jūsų laivą daryti dar geresniu, nieko jame nekenčiant jokios įrangos. Tai, sakykime, lapkričio mėnesį išleidom didelį atnaujinimą, kai dabar jūs galite pasirinkti tašką, o ten galim pademonstruoti. Jeigu operatorius pritrauks, turim pasirinkti, čia šiandien plaukiam nemažai, pasirinkam tašką, ir tada iššoka toksai lentelė. Ir tu gali pasirinkti, ką nori daryti. Atidaryti kairį šoną, atidaryti dešinį šoną ir, sakykime, važiuojam. Tik tai dabar čia sustabdysiu misiją, nes kol misija yra, tai neleidžia pasirinkti. O dabar galim pasirinkti kairį šoną atidaryti, dešinį šoną atidaryti, išmesti kabliuką ir sugrįžti namo. Ir aš tiesiog spaudžiu ir tada, galiu paspausti ir laivas jau važiuoja kažkur. Tik tai garsas kol kas girdėt. Tai, žodžiu, mes jau niekur nesiūsim ant kranto būdami, bet pats naudojimas labai paprastas. Prisijungiat kaip su sonaru, ta pati aplikacija, gaunat laivo piktogramą, jūs ją paspaudžiat, yra du pasirinkimai. Zoną skanuot arba sukurti jūsų pačių kelią. Tai zoną skanuot, mes turim zoną ir mes galim pasirinkti zoną, kokią norim. Uždėt ir skanuoti turim iš karto rodo čia, kiek laiko tą zoną laivas skanuos. Arba galim pasirinkti sukurti savo individualų kelią. Tai yra, taip, sukūriu kelią, kokią noriu keliu, galiu aplink ežerą sukurti kelią, kad jis man skanuotų. Ką aš darau dažniausiai, tai aš su laivu rankiniu būdu apiplaukiu sektorių, kurį turiu, nes dabar daugelį telkinių komercinių ypač riboja tavo žvejybos plotą. Tai aš apvažiuoju rankiniu būdu zoną, sakykime, čia būtų zona, aš apvažiuoju ir tada jau tą užsidedu blyną, o šitą blyną užsidedu ten, kur aš apvažiavau zoną, kad neišeičiau į ne savo zoną. Ir paleidžiu įskanuoti, nutvarkytis daiktus ir paskui tiesiog istoriją pasižiūriu, ar tuose mano skanavimuose yra kažkas įdomaus. Žiūrėjau, čia skanavom. Čia paleidom laivą, pasidarėm zoną ir sakom, plauk laivelį, plauk. Ir jisai plaukia ir skanuoja viską. Čia matom iš karto arkos, kaip žvėjai sako, ko mums ieškoti, ieškokit arkų. O, čia yra viena arka, nenaudokit žvėjų žuvų simbolių, nes jeigu naudosit žuvų simbolius, jūs tiesiog tai gali klaidinti. Galim įsijungti žuvų simbolius, bet rekomenduojam to nedaryti. Tai ir viskas, paskui viską nusiskanuojat, aš tada, pavyzdžiui, persižiūriu, matau, kad čia yra žuvų, kur yra mano laivas yra čia, bet tai, kad yra čia žuvis, nereiškia, kad mano laivas stovi virš žuvies. Reikia, kad jums žuvis būtų dešiniai pusė ekrano. Ir štai čia yra mano laivas. Aš prizuminu, užsisaugau vietą, viskas, užsaugau vietą, ten, kur aš matau žuvis, viskas, praplaukiu, tada pasirinku tą vietą ir tada siunčiu. Dabar čia, kadangi žiūrim istoriją, tai nėra funkcijų, bet jeigu aš nueisiu ne į istoriją, o į va čia, kur užsiseivinu tą vietą, kur žuvį mačiau, užseivinu vietą ir galiu siūsti laivą į tą vietą. Tai ant tiek paprastas yra visas šitas reikalas. Netgi keliant, kuriant savo maršrutą individualų, jūs galite netgi pasakyti, kad vienam taške, sakykime, mes kuriam dabar maršrutą, važiuok į šitą tašką ir atidaryk kairį šoną pašaro, važiuok į šitą tašką, atidaryk dešinį šoną, per vidurį numesk kabliuką. Važiuojam. Viskas labai labai paprasta, tai čia ta paprastumas. O viskas viename, tai reiškia, kad jūs turit ir autopilotą, ir GPS-ą, ir sonarą, ir daug valandų baterijos, ir 400 metrų atstumą, ir patį laivą, kuris yra nei per didelis, nei per mažas. Ir be to jūs turit kuprinę, kuri, operatorius neleis man sumeluot, yra vadinami heavy duty užtrauktukai. Jūs gaunat
be to, kad jūs gaunat kuprinę, čia savaime suprantama, jūs gaunat tokį uždangalą nuo lietaus, aišku, su mūsų logotipu, kurių ne. Aš jį dažniausiai naudoju apvilku tašę ir padedu ant purvino žemės, sakykime taip. Tada jūs gaunat, aišku, jeigu nuspręsit naudoti planšetę, ką aš tikrai rekomenduoju, gaunat dėklą planšetį, be to jūs gaunat krūvą priedų, kad gaunat kuprinę, kur galit saugiai transportuoti, kur irgi nėra per didelė. Aš kuprinės dydį matuoju pagal tai, ar tu matai veidrodėlį, kai padedi kuprinę ant keleivio sodinės. Tai, pavyzdžiui, yra brandų, kur padedi kuprinę, tu nematai keleivio sodinės, tu nieko negali daryti. Tai va, čia atsidarai tokį daiktą, kuris irgi yra kietas, jis dedasi kupriniai po laivu, labai ekonomiškai naudojama vieta. Štai, gaunat tokį dalykiuką, tokį meistro įrankių rinkinį, kur yra ir pakrovėjas, ir pakrovėjo laidas, kuris čia dabar mums. Gaunat adapterį, čia Jungtinės karalystės adapteris, antenėlė papildomai 400 metrų, visokių propeleriukus atskirus, anteną gaunat, čia yra prailginamas antenas, gaunasi šitas, čia gaunat tokį šlaustelę, pakrovėjai ir pultelis pats dažniausiai keliauja į čia, irgi hard casingas, apsaugota viskas. Planšetės laikiklis yra aksesuaras, kurį galima nusipirkti papildomai. Dabar dar šiandien jo nėra, bet jau nuo pirmadienio galite jo ieškoti. Turėsim vėl jų sandėlį ir partneriai jų irgi gaus. Tai planšetės laikiklis eina kaip aksesuaras, tripodas irgi eina kaip aksesuaras. Tripodą tiesiog netraukiam, nes daugelis jį turi. Kam iškelti dar kainą produkto ir dėti produktą, kurį žmonės kai kurie jau turi. Bet paprastai gauna žmonės laivą su vadinamoju telefono laikikliu. Tai yra telefono laikiklis. Jisai prisisuka. Tada įsidedi pultelį čia. Telefonas, didžiausias iPhone'as, koks yra rinkoje. Prasidedi ir viskas. Ir važiuoji. Ane? Taip. Pasidedi, pasiemi appsą ir plauki ir važiuoji vieną ranką, kitą ranką laikai meškerę, kad nesuspintų laiko, laivas veža tavo pašarus ar jauką ir viskas labai vyksta paprastai. Tai vat trumpai, labai greitai, labai suspaustai yra tokia informacija pagrindinė, bet iš tikrųjų produktas, kuris yra tikrai vertas savo kainos ir vertė, kurią jis duoda, yra adekvati pinigų kiekį, kuris yra rinkoje. Ir tas laivas tik taps geresnis, nemokamai. Jeigu išeis geresnis sonaras, jūs galite tiesiog tą sonarą iš čia išsiimti, naują įsidėti, nepirkdami viso laivo. Funkcijos su application'u bus atnaujinamos ir gerinamos ir jau yra suplanuota nauji releasai funkcijų ir aksesuarų beje. Tai tiek apie mūsų laivą, kviečiu užsukti į mūsų internetinę svetainę arba pas bet kurį partnerį, kuris prekiauja mūsų produktais, sužinoti daugiau, pačiupinėti, įsigyti ir tiesiog džiaugtis žvejyba ir šlapių graibštų jums.